O dabar kviečiame maloniai pereiti prie Dievo žodžio studijavimo. Taigi sveikiname visus, kurie mus žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Dievo palaimas, studijuojant Dievo žodį, taikant gyvenime. Taigi sveikiname Kretingoje brolius seseris ir Jonavoje, ir Kauniškius. Sveikiname ir tuos, kurie dar žiūrės vėliau. Ir čia susirinkusius Maironio gatvė 26B Kaune. Dievo palaimas mums visiems, palaimink mūsų šeimas per tavo žodį. Taigi šiandieną mes turėsim paskaitą daugiau dvasiai, ne kiek doktrininiam dalykam. Pagal keletas brolių seserų norą įsigilinti į kai kurios bruožus. Taigi, pirmoji dalis šiandieną, kaip kovoti su manyje esančia puikybė. Kaip kovoti su manyje esančia puikybė. Patarlių 3 skyrius 7 eilutė, kaip pagrindinė eilutė. Patarlių 3:7. Nebūk išmintingas savo akyse, bijok viešpaties ir venk piktą. Ir kaip pagalbinė eilutė Patarlių 4 skyrius 23. Patarlių 4:23. Dievo vaikui nėra pavojingesnio dalyko, kaip puikybė išdidumas. Kodėl? Nes tai užkerta kelią širdies reformai ir pažangai. Neleidžia mūsų panaudoti kitų naudai ir būti ypatingai naudingais Dievo tarnyboje. Dievo žodis sako taip: išdidiesiems Dievas priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. Taigi priešingybė puikybei. Vietoj to, kad pasitikėti savimi, išmintis liepia priešingai nepasitikėti savimi, nepamiršti savo silpnybių, netobulumų ir ragina parodyti daugiau garbės Dievui ir pasitikėti juo. O tai labiau nei kas nors kitas padės atsiskirti ir nedalyvauti mūsų puolusios prigimties blogose darbuose ir poelgiuose. Ką reiškia laikyti save išmintingu? Sako, nebūk išmintingas savo akyse. Laikyti save išmintingu reiškia pasitenkinimą savimi ir savęs pervertinimą asmeninių žinių atžvilgių. Tie, kurie yra tokio nusiteikimo, negali mokytis ir be abejo atpuls nuo tiesos, nebent pataisys savo elgesį. Jeigu jie nori, kad būtų išgydyti nuo šios savo ydos, tegul išmoksta pirmenybę duoti Dievui savo širdyse. Tokiu būdu galės nutraukti ryšius su nuodėme ir praktikuoti gėrį. Taigi, pacituosiu keletą minčių iš reformatorių, vieno iš veikalo, kuris vadinasi Dievas. Ir dabar kai kas galėtų pasakyti, jeigu Dievas tokius reikalavimus kelia, tai gal ir pas jį yra puikybė. Kaip tai suprasti? Jam niekada netrūksta pagarbos savo, Dievui. Jis niekada nelaiko savęs jokių būdų netinkamu ir niekada nesigėdija dėl savo minčių, žodžių ar darbų.
Kodėl? Nes jie yra tobuli. Dėl Dievo savivertės kai kurie gali pastebėti, kad jis yra puikybėje ir per daug apie save manantis. Nes jeigu savivertės nekontroliuojam, kiekvienas turime tą įgimtą bruožą, jeigu jis viršė 50% ir eina iki 100, tai pasidaro puikybė. Dėl Dievo savivertės kai kurie sako, jis yra puikybėje, per daug apie save manantis. Tiesa, jei kuris nors padaras, esybė, sukurta Dievo, turėtų tokią nepaprastą kraštutinę savivertę, turėtume pagrindo kalbėti apie jį kaip esantį puikybėje. Jeigu tai būtų vienas iš kūrinių, nesvarbu, cherubinas, serafinas iš angelų, jeigu tokią pačią kraštutinę iki vos ne 100% savivertę, turėtume pagrindo kalbėti apie juos kaip esančius puikybėje ir pernelyg gerai apie save galvojančius. Būtų ypač pernelyg gerai apie save galvojama ir tai būtų puikybė, jei jis būtų netobulas ir taip kalbėtų. Ir tai yra žmogaus problema. O būtų patenkintas savimi, jeigu nebūtų tobulas. Tačiau jei kieno nors bruožai, nuopelnai, laimėjimai, darbai ir žodžiai būtų tobuli, net jei jis būtų kūrinys, nebūtų pasididžiavimas ar pernelyg didelis galvojimas apie save kaip apie tobulą ir būnant patenkintų savimi, pasitikint savimi. Ir gerbti save atsižvelgiant į kūrinio poziciją, ką tiem, katrie yra kūriniai, dar reikėtų pridėti su sąlyga. Tokie tobuli kūriniai galėtų taip pat gerbti save, bet su sąlyga, kad jis atiduos garbę Dievui už savo egzistavimą, pasiekimus, mintis, žodžius ir darbus. Jeigu bus tobulas, tas kūrinys vis tiek turi atiduoti garbę Dievui už savo egzistavimą, pasiekimus, mintis, žodžius ir darbus. Tai yra savigarbos matas, kurį Dievas numatė visoms ištobulintoms būtybėms. Savigarbos matas. Todėl galime pastebėti, kad tai nėra Dievo puikybė, kai jis galvoja apie save ir savo žodį, darbus aukščiausiomis įvertinimo kategorijomis. Nes tai yra tikslus tikrovės atspindėjimas. Taip kaip iš tikrųjų dangiškasis tėvas, koks jis yra iš tikrųjų. Kitoks požiūris Dievui būtų netgi blogis. O blogis jam yra neįmanomas. Taigi nėra puikybė ar pasididžiavimas galvoti apie save būtent taip, kaip yra iš tiesų. Priešingai, tai yra pagal šventą raštą. Romiečiams 12 skyrius 3 eilutė. Romiečiams 12:3. Aldona arbatos, jeigu turėsi. Romiečiams 12 skyrius 3 eilutė. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Taigi, Dievas toks, koks yra, jis taip ir apie save galvoja. Kažkas galėtų paklausti, gerai, kaip tada įgyvendinti Biblijos paliepimą būti nuolankiems, nes tai yra priešingybė, jeigu imsime puikybę. Atsakome, kad nuolankumas yra tinkamas savęs vertinimas. Tai yra nuolankumas.
Ir tai tinka ir Dievui. Tinkamas savęs vertinimas. Vėlgi kažkas galėtų sakyti, prieštarauti. Aš maniau, kad nuolankumas yra žemas savęs vertinimas. Atsakytume, kad taip yra mūsų atveju, žmogaus, puolusio žmogaus atveju. Dėl daugybės mūsų ydų, trūkumų ir silpnybių mes neturime daug reikšmės. Taigi, tinkamas savęs vertinimas yra žemas savęs vertinimas mums, žmonėms puolusiems. Tol, kol mes esame netobuli. Nuolankumas, tinkamas savęs vertinimas ir yra žemas vertinimas. Tol, kol esame netobuli. Tačiau, jei kas nors būtų tobulas, būtų nuolanku galvoti apie save kaip apie tobulą. Aukščiau pateiktos pastabos įrodo, kad Dievas nėra puikybėje ar pernelyg gerai apie save galvojantis. Vertindamas save aukščiausiame laipsnėje, kaip apie nepalyginamai tobulą ir vertą pasitikėjimo savimi, pasitenkinimo savimi ir vertą pagarbos savo. Ir mes žinome, kad net ir Dievas prisiekė pats savimi, nes nėra didesnio dalyko. Taigi, šiandien dieną noriu, kad žinotumėte, kad viskas, kas čia bus kalbama, bus susijęs su kiekvienu iš mūsų asmeniškai. Ir aš nenorėčiau, kad tai jūs pritaikytumėte kitiems. Aš visada bandau atkreipti į tai dėmesį. Ir tai kalba vienas iš brolių seserų. Norėčiau priminti, kad ne taip seniai po vienos mano paskaitos sako apie puikybę brolis Bartonas. Po vienos mano paskaitos apie puikybę atėjo pas mane vienas brolis ir pasakė: broli Bartonai, tavo paskaitoje buvo keletas labai naudingų pastabų. O kai tu kalbėjai, aš pažvelgiau į savo žmoną, domėdamasis, kaip ji priima pateikiamą tavo pamoką. Tuo metu jie kietai miegojo. Broli, aš jam pasakiau, aš pasiruošęs pakartoti šią paskaitą dar kartą, kad galėtum tu ją pasinaudoti. Nes jisai žiūrėjo savo žmoną, stebėjo, o pats kažką gal ir praleido, nors žmona miegojo kietai. Aš žinojau, kad šis brolis su humoru priėjo šio klausimo, bet labai gerai žinau, kad taip žiūrint, skirtingus patarimus taikydami kitiems, o ne savo, visada esame pavojuje. Taigi dabar aš pasirinkau tekstą, kurį Dievas buvo numatęs man ir jums, kai jį pateikė Biblijoje, kiekvienam iš jūsų asmeniškai, individualiai. Ir aš tikiu, kad kai tokiu nusiteikimu jį priimsit, kad tai tas žodis jums skirtas. Kiekvienam asmeniškai ir man. Tas žodis bus labai vertingas tada. O jisai yra patarlėse, kaip pagalbinė eilutė, 4.23. Patarlių 4.23. Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Taigi klausimas, ar turėčiau kalbėti
apie jūsų žinias, jūsų sugebėjimus, o galbūt apie jūsų troškimus. Tačiau galų gale nusprendžiu, kad geriausia bus kalbėti apie širdį, kuri yra svarbiausia iš visų mūsų dalykų, ką turime. O kitaip sakant, apie mūsų širdžių saugojimą. Su visų stropumu saugok savo širdį. Kodėl? Nes iš jos teka gyvenimo versmė. Viešpats yra mūsų teisėjas, bet jis neteisia mūsų pagal žinias. Ta, ką mes turime, išmokome per daugelį metų žinias. Nei pagal mūsų aktyvumą, nei pagal mūsų tarnybos dydį, kokią mes galėtumėm atlikti, nei pagal tai, kaip mes reguliariai dalyvavome susirinkimuose ir ne pagal tai. Jis nevertina mus pagal pagarbą, kurią mes džiaugiamės pas brolius, nes daugelis brolių galbūt gerbia mus. Didelis kažkur tai susirinkimas. Taip, jis neteisia mūsų pagal tuos minėtus išorinius dalykus. Viešpats žiūri į širdį, apie kurią sako mūsų ši eilutė, nuo kurios priklauso visi pagrindiniai gyvenimo dalykai. Ir kurios pagrindų jis, pagal tą pagrindą, jis mus teisia. Ar esame tinkami, ar ne jo karalystė. Ir net ar mes verti kokios nors vietos visatoje bendrai. Na, gal kažkas paklaus, bet kaip galima pažinti savo intencijas, ketinimus, nes tai kalbam apie širdį. Ir pagal tai teisė. Intencijos ketinimai. Kaip pavyzdžiui sužinoti, ar mano motyvai yra geri ar blogi? Na, mėly broliai, mes turime prisiminti, kad mes negalėsime atsakyti į šį klausimą visada teigiamai. Nes mes turime suprasti, kad mūsų teismas yra netobulas, jeigu mes patys apie tai galvojame. Taigi, jei mūsų širdis yra tinkamoje būsenoje, tai mums nebus sunku atpažinti, ar mūsų ketinimai yra geri, ar ne. Bet jei mūsų širdis yra blogos, jos lengvai mus suvedžios. Skaitome apie tai Jeremijo 17:9 eilutė. Jeremijo 17:9. Čia daugelis sako, štai, jeigu tik kuo galėčiau pasitikėti, tai turbūt savo širdimi. Bet Jeremijo 17:9 sako, širdis yra labai klastinga, be galo nedora. Kas ją supras? Ir žmogus galų gale žiūri, kodėl aš taip pasielgiau pagal širdį. Labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Šauktukas. Štai kodėl dabar matome milijonus žmonių aplink mus, kurie mano, kad jie yra teisingame kelyje, bet Dievas nepripažins jų kelio. Panašią mintį išreiškia apaštalas Paulius laiške Korintiečiams. 1 Korintiečiams, 4 skyrius, 3-4. 1 Korintiečiams, 4 skyrius, 3-4 eilutės. Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Visiems tai tinka. Mažai man rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Ir aš pats savęs neteisiu. Nors nematau nieko tinkamo savyje. Bet tuo dar nesu išteisintas. Štai pagrindinė mintis. Nors nematau nieko netinkamo savyje. Aš pats, kai žvelgiu į save, bet tuo nesu išteisintas.
Jėzaus teisumu mes išteisinami. Mano teisėjas yra viešpats, sako. Iš šių žodžių matome, kad kažkas galvoja, kad jo ketinimai yra teisingi. O iš tikrųjų yra priešingai. Nes mes galime būti suvedžioti dėl mūsų ketinimų. Dabar mes pasistengsime pagalvoti apie tai. Kaip mes galime išlaikyti mūsų širdis švarias ir teisingas. Prisiminkime, kad viešpats ne tiek kreipia dėmesį į mūsų veiksmus, bet pirmiausia žiūri į mūsų širdis. O kas širdise? Mūsų ketinimai, mūsų motyvai, kurie sukelia vienokį ar kitokį elgesį. Mes pastebime, kad daugelis dalykų, kurie savaime nėra blogi, bus pasmerkti viešpaties, nes už jų slypi blogi motyvai. Ir kartais, kai klausia, aš norėčiau būti kuklesnis, sako, tai žvelgiame į mūsų motyvus. Yra kai kurie dalykai nėra blogi, bet viešpats gali pasmerkti dėl to, kad motyvai yra blogi. Kažką mes darom ir neblogą dalyką, bet jeigu motyvai yra blogi, tai bus blogai. Ši mintis yra išreikšta Saliamono žodžiais. Patarlių 21.4. Patarlių 21.4 profesoriaus Algirdo Jurėno variantas. Išdidus žvilgsnis, pasipūtusi širdis. Išdidus žvilgsnis ir pasipūtusi širdis, nusikaltėlių plėšinys, arimas. Ta plėšinys tai reiškia arę, dirvoną, kokį tai didelį gabalą. Kaip tai galėtų būti? Nusikaltėlių plėšimas, arimas yra nuodėmė, sako. Tai kas čia tokio, jeigu žemę mes suarėme ir jeigu vagos tiesios. O čia, sako, išdidus žvilgsnis ir pasipūtusi širdis ir siejama minties ritmas, nusikaltėlių arimas yra nuodėmė. Mes klausime, ar gali būti kažkas nuodėmingo arime? Ne. Pats procesas arimo yra geras, tinkamas ir būtinas dalykas, bet vyras ariantis lauką netinkamoje širdies būsenoje turi blogų minčių ir troškimų, kad uždirbtus pinigus už šį darbą naudoti savanaudiškiems ir pasaulietiškiems dalykams. Tokio žmogaus arimas yra nuodėmė. Gal kitaip dar galime perfrazuoti, jeigu, reiškia, savanaudiškai tik tai pasaulietiškams dalykams dirbame, gali būti vieno arimas darbas, gali būti kito šiaip koks darbas, kitas, nebūtinai arimas. Bet jeigu tai mintyse, troškimai, mintis, o dabar ten, kad tą ir tą padarysiu ir tai bus savanaudiška, tai yra jau nuodėmė pagal tą išsireiškimą. Nuodėmė tikrai nėra arimo veiksme. Žmogaus požiūriu šio ūkininko arimas gali būti geresnis netgi nei kito arimas, kuris aria netoliese, bet faktas yra tai, kad žmogus, kuris aria geriau, padarė nuodėmę, o tas, kuris atliko savo darbą blogiau, gavo pripažinimą iš Dievo. Nes Dievas nežiūri, kokios tiesios yra vagos, bet kokie yra motyvai. Į ariančiųjų širdį žvelgia. Ir būtent toks nekaltas veiksmas, kaip arimas, gali būti nuodėmė dėl nuodėmingų žmogaus motyvų, kuris atliko tą darbą. Mes pabrėžiame taip pat, kad net dykai, kurie patys savyje turi dievotumo išvaizdą, dalykai
kurie patys savyje turi dievotumo išvaizdą, yra nuodėmė, jei praktikuojami yra su blogais motyvais, atsižvelgiant į tai, ką sako Izaijas. Tuoj perskaitysime. Dievotumo išvaizda. Tai gali būti pasnikas, gali būti malda, gali būti kažkoks pamokslas, gali bet kas būti. Kažkam atrodys, Dievo baimingas žmogus. Bet gali tai būti nuodėmė. Jei yra praktikuojama su blogais motyvais. Ir štai Izaijas 66.3 sako taip. Izaijas 66.3 eilutė. Pjaunantis jautį yra kaip žudantis žmogų. Aukojantis avį kaip nusukimas sprandą šuniui. Aukojantis duonos auką kaip aukojantis kiaulės kraują. Deginantis smilkalus kaip garbinantis stabą. Tuo metu Izraelio tautai buvo įsakyta aukoti jaučius. Tai buvo dalis įstatymo reikalavimų. O čia yra pasakyta, kad žmogus, kuris padarė tokią auką, būtų laikomas nusikalteliu, lyg kad nužudė žmogų. Akivaizdu, kad tai buvo ne todėl, kad jis aukojo jautį, nes tai buvo jo religinė pareiga ir normalus veiksmas. Toks gaudavo Dievo pripažinimą. Taigi, kodėl šis žmogus buvo pripažintas kaip žudikas? Izraelio tauta, laikui bėgant, gal Aldona atsiliepsi, pradėjo nukrypti nuo Dievo. Nuklydo nuo tikrojo kelio ir to rezultatas buvo, kad vyras dažnai aukojantis jautį ar kitą gyvūną, tai darydavo su puikybė. Dažnai aukojantis jautį ar kitą gyvūną, tai darydavo su puikybė, save išaukštindamas. Širdies ketinimai palinkę į puikybę ir save aukštindamas. Taigi jis aukojo jautį ne tam, kad įrodytų savo paklusnumą Dievui, bet kad parodyti kitiems, kiek daug jis pašvenčia Dievui. Jis norėjo, kad visi stebėtųsi jo dievotumu ir būtent dėl to Dievas pasmerkė jo elgesį. Tai buvo nuodėmė. Vienas iš jūsų gali būti pakviestas maldai ir gali pasakyti gražiausią ir geriausią maldą konvencijoje arba kokiam nors susitikime. Bet jei jo širdies intencijų tikslas buvo nustebinti susirinkusius ir atkreipti dėmesį į save ir savo gebėjimus, tai norėčiau patikinti, kad Dievas neišklauso tokios maldos ir malda pasakyta su tokiomis intencijomis jo akise buvo nuodėminga. Nors ji galėjo būti išreikšta labai tiksliai ir kiekviena jos mintis galėjo visiškai dėrėti su Dievo žodžiu. Taip pat įmanoma, kad ji išreiškė daugelio širdžių nuotaikas geriau, nei kas kitas galėjo tai padaryti, ta malda. Kitų susirinkusių nuotaikas geriau išreiškė. Tačiau jei troškimas to, kuris šią maldą išsakęs, buvo parodyti save prieš susirinkimą, tai, mylimieji broliai, Dievas niekada neišklauso tokios maldos. Bet gali būti, kad širdis, kurios paremė šią maldą, Dievas priėmė kaip jų maldą, kad jie kartu pasakė amen. Nors širdį išdidžiai kalbėjo, mane išdidžiai kažkokias mintis turėjo. Žodžiai gražus, atitinkantys šventą raštą. Ir tie, kad priėma šią maldą, pritarė, Dievas priėmė kaip jų maldą, lyg kad jie tą maldą kalbėjo. Nes kitų širdis visai kitam stovėje buvo. Kitam stovėje. Ji buvo priskirta jiems, nes jų širdis buvo tinkamoje būsenoje.
Mylimi broliai ir seserys, todėl mes matome, kad kaip svarbu yra išlaikyti mūsų širdis tinkamame stovyje visose mūsų gyvenimo dalykuose, ne tik kad toj maldoj. Nes tai yra tikra, kad širdies ketinimai, intencijos ir motyvai yra svarbesni nei pats darbas, kurį mes galėtumėm padaryti. Pavyzdžiui, jūs galėjote padaryti kažką, kas būtų pikta kitų akyse, imame atvirkščiai, pikta kitų akyse, kas galėtų net iki gelmių sukrėsti kitus. Tačiau jei jūsų širdise buvo švarios intencijos, ketinimai, jeigu jūsų širdies norai buvo atnešti šlovę Dievui, tuomet nesvarbu, kaip jūs esate pasmerkti kitų, Dievas jūsų nepasmerks. Ir gali būti, kad ta močiutė, kuri atnešė glėbį malkų sudegint reformatorių, jinai galvoja, kad garbę daro kažkokia Dievui, širdies intencija galėjo būti ir gera. Galime ir taip galvoti kartais. Nors sudegino Dievo žmogų, padėjo tai padaryti, jūs vis dar turite jo pripažinimą. Dievas nepasmerks tokio, nes jis matė tavo ketinimus. Ir atvirkščiai, jei mes turime kažką, kas yra visiškai tinkama, tai kas gaus pagirimą ir visų pripažinimą, bet jei mes vadovavomės netinkama puikybės dvasia, tai tos intencijos yra dvasia. Ir jeigu jos susijęs su puikybė, tai puikybės dvasia. Norėdami pasirodyti, tada Dievas mūsų nepripažins. Jis pasmerks tai, nors visi kiti pripažino mūsų elgesį žmonės. Turint tai omenyje, mūsų noras turėtų būti nuolat išpurtyti, iškratyti savo ketinimus, intencijas. Prieš ką? Dievo žodžio šviesoje, kuriame apaštalas Paulius sako, Hebrajams 4:12, Hebrajams 4:12. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Toks pažadas, kad Dievo žodis gyvas ir veiksmingas. Aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos, reiškia gyvybės ir dvasios atšakos. Dvasia tai va tos mūsų intencijos. Iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanimus. Dievo žodis. Taigi Dievo žodis leis mums atpažinti mūsų širdžių ketinimus, motyvus, mintis ir troškimus. Kiek mes einame į Dievo žodį, tiek mes galime atpažinti tuos dalykus, motyvus, mintis savo, ketinimus. Tačiau jei šiuo atžvilgiu mes būsime neatsargus, pasistengsim pasakymu, kad mes esame tokie geri, pasitenkiname tuo pasakymu, mes esame geri. Ir galbūt net geresni už kitus, kurie taip pat yra Dievo vaikais. Ir mes sakysime, mes žinome, kad mūsų širdis yra tinkama stovio, kad mano intencijos ketinimai yra geri. Kai mes remsimės tik savo mintimis, o neisime prie Dievo žodžio, kad jo pagalba teistume savo širdies motyvus ir ketinimus. Ne savo mintimis, bet Dievo žodžio pagalba, kad teistume savo širdies motyvus ir ketinimus. Tada mūsų teismas bus bevertis, jeigu remsimės savo mintimis. Ir netinkamas, ir klaidinantis toks teismas. Bet kadangi mūsų teismas visada bus suderintas su Dievo žodžiu, todėl jis nesuklaidins ir bus teisingas.
Mūsų viešpats yra teisėjas, kaip sakoma, kitoje eilutėje, Hebrajams 4:13. Hebrajams 4:13. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Taigi visatoje ir angelai, cherubinai, visi. Joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Ir tas angelas, kuris tapo piktąja dvasia arba šėtonu, taip pat nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, joks kūrinys. Bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi, jeigu kas galvoja, kad nemato, Dievas nematys, nepastebės, joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Nors mes pripažįstame, kad Dievas yra mūsų teisėjas, tačiau ir šiuo metu neturėtume visiškai apleisti teisimą. Neturėtume laukti, kol Dievas parodys mums mūsų suklydimus ir klaidas, bet norėkime pataisyti save pačius ir mūsų kelią, kiek tik yra įmanoma, kad būtumėm geriausioje harmonijoje su Dievo valia. Mylimieji broliai seserys, mes matome, kad kai mes norime eiti teisingų kelių, tuomet mes turime pradėti pasitaisimą. Ne nuo mūsų žodžių ar darbų išeina negeri žodžiai, pasidaro negeri darbai, bet ne nuo to reikėtų pradėti. Jeigu mes norime taip pataisyti, nuo mūsų minčių, ketinimų, intencijų, norų, motyvų esančių mūsų širdyse. Šiuo atžvilgiu turime saugoti savo širdis visose aplinkybėse ir įvykiuose, tuose, kurie jau įvyko ir tuose, kurie dar gali įvykti. Nuo kokių priešų turime saugoti mūsų širdis? Pirmasis, labiausiai pavojingas, kaip mūsų paskaitoj šiandien, yra puikybė. Jei ji pateks į širdį, tai bus labai sunku pašalinti ją iš ten. Ir kai mes ją iš ten išmesime, tai nuolat turime saugotis, kad ji negrįžtų ir kad ji neatliktų savo destruktyvaus darbo. Akimirką pažiūrėkime į mūsų viešpatį. Mes prisimename, kaip šėtonas įgundė dykumoje po 40 dienų pasniko ir kaip jis sėkmingai pasipriešino šioms pagundoms. Šventasis raštas mums sako, kad mes turime pasipriešinti velniui, o jis bėgs nuo mūsų. Jėzus jam pasipriešino ir jis pasitraukė nuo viešpaties, kaip sako raštai. Viešpats Jėzus taip atkakliai pasipriešino priešui, kad jis niekada daugiau negrįžo pas jį su tais pačiais klausimais. Šėtonas bandė atakuoti mūsų viešpatį dar įvairiais būdais, bet su panašiais pasiūlymais daugiau nebegrįžo. Ko gero jis sakė savo, žmogus Jėzus Kristus yra toks tvirtas ir pagarbus tėvui, kad nematau prasmės jo dar gundyti. Tai tik laiko švaistymas. Na, mes taip pat turėtume turėti tokios dvasios kaip viešpats. Ir bijau, kad kai priešas ateina pas mus su įvairiausiais sugundimais, tai mes blaškomės. Ir stebėkime, kaip tie gundimai vyksta. Na, iš tikrųjų, aš ko gero laimėsiu šį kartą, ko gero laimėsiu. Taip sakome mintise. Priešininkas mato šias dvejonės ir kitą kartą bandys su geresniu pasisekimu. Po trumpo laiko jis vėl grįžta su tais pačiais pagundimais,
tik šiek tiek kita forma. Nes jis supranta, kad mes nepasipriešinome jam taip uoliai ir ryžtingai, kaip turėtumėm, kaip kad Jėzus padarė. Jeigu kalbėsime apie puikybę, mes žinome, kad priešininkas apsidžiaugtų, jei jis galėtų įskiepyti nors 1% puikybės mūsų širdims. Todėl mes turime nuolat jam priešintis ir saugoti savo širdis visų uolumu. Kaip tai padaryti? Taigi, kai atsiranda kokia nors pavydi arba bloga mintis, ateina į mūsų protą ir pavyzdžiui sako, aš nemanau, kad čia mane pakankamai gerbia šitoje vietoje. Aš matau, kad jie manimi nesidomi. Jie netgi mane nepašaukė maldai. Mes turime pasakyti šioms mintims, lauk iš mano proto. Kaip Jėzus sako, eik šalin šėtoną. Aš nenoriu turėti tokių minčių ir nenoriu apskritai galvoti apie tokius dalykus. Tačiau, kai ši mintis grįžta, vėl ją atstumkime ir parodykime nepajudinamumą. Bet tarkime, ir vėl ši mintis grįžta. Ką mes turėtume daryti? Kovoti su ja ir toliau? Kovojate, o ir vėl sugrįžta ta mintis. Nieko tokio. Kovokite ją nuolat. Brangus brolis, seseris. Viešpats nori, kad mes būtume tvirti. Romiečiams 2 skyrius 6-7. Romiečiams 2 skyrius 6-7. Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Tiems, kurie ištvermingai, darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, amžinuoju gyvenimu. Ištvermingai, darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, amžinuoju gyvenimu. Taigi mes matome, kaip yra būtinas nuolatinis budrumas. Aš taip pat nemanau, kad galite tikėtis, kad po kelių metų galėsite atsisakyti kovos ir sudėti savo ginklus. O ne, mylimieji broliai, seseris, viešpaties darbas jumyse dar nėra baigtas. Ir jūs turite būti pasiryžę kovoti iki mirties. Tai gali reikšti, kad kai kurie iš mūsų kovos dar 30 metų, 40, 50 metų. Gal jūs man pasakysite, kad nesitikite, kad taip truks ilgai, karalystė ateis. Tuomet irgi taip manau. Aš taip pat nesitikiu, bet mes turime turėti tokį ryžtą kovoti ir išlikti ištikimais viešpačiui. O taip pat, kad mes galėtume pasakyti, mylimasis tėve, aš džiaugiuosi, kad laikas yra priartėjęs ir kad šis darbas bus neužilgo baigtas. Bet brangus tėve, taip norėčiau turėti tavo charakterio vis daugiau ir daugiau mano širdyje ir mano gyvenime. Ir jei pasakysi, jog vienintelis būdas gauti, tai kad būtų dar 50 metų kovos, tai norėčiau su tuo sutikti. Todėl saugokime savo širdis nuo puikybės. Priešinkimės kiekvienai išpuikusiai minčiai. Tai ir iš metodų gali būti. Kiekvienai išpuikusiai minčiai priešinkimės. Kadangi suprantame, kad jeigu leisime mažai puikybės apraiškai, tai ji be mūsų kvietimo įeis ir pradės savo mirtiną darbą. Ir tokiu būdu pasirodysime netinkami karalystėje. Toliau turime prisiminti, kad norint sėkmingai kovoti su šiuo priešu, visada turime būti
pasirengę nuolankumui. Tai yra priešingybė. Vienas iš metodų, jeigu turime ydą, tai panaudokime priešingą gerą bruožą. Nuolankumą. Puikybei priešingas bruožas yra nuolankumas, geras bruožas. Mes negalėsime apsisaugoti nuo puikybės, jei mes neužpildysime savo širdžių nuolankumu. Tačiau įsitikinsime, kad išsilaikymas nuolankume mums gana daug kainuos. Pripildėm, bet dar reikia ir išsilaikyti toliau nuolankume. Aš pastebėjau, kad Dievo žmonėms nėra nieko sunkiau nei laikyti save nuolankume. Mes galime būti nuolankus, kai aplinkybės mums yra palankios. Tačiau nėra lengva mums nusižeminti savo norų, pastatyti save į tokią padėtį, į nuolankumo padėtį. Kai mes būsime nepaisomi, blogai traktuojami, kritikuojami ir taip toliau. Bet Viešpats tikisi, kad mes pasieksime tokį būdą. Kitaip tariant, tai reiškia, kad Dievo vaikas trokšta būti mažu. Žinoma, jūs turbūt prisimenate pranašo Malachijo žodžius, Malachijo 3.18. Malachijo 3.18 sako, jie bus mano, sako kareivijų Viešpats. Ta dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Taigi taip pat žinote, kad vienas iš brangenybių požymių yra jų dydis. Žiedas, briliantas. Paprastai jos yra labai mažos. Bijau, kad daugelis iš mūsų nenori būti maži. Mes linkę būti dideliais. Norime būti kažkuo. Mes norime būti svarbus. Mylimi broliai, seserys, turėtume džiaugtis, kad Dievo apvaizdos dėka taip aplinkybės susideda, kad mus žemina. Nes Dievo žodis sako, Mato 23.12, dėkokim už tas aplinkybės Dievo apvaizdos dėka, kad mus žemina. Mato 23.12, o kas save žemina, bus išaukštintas. Mato 23.12. Dievo tinkamu metu, jeigu jis tik priimama pažeminimą teisingoje dvasioje. Dar galime, aišku, tą pažeminimą neteisingoje dvasioje priimti. Taigi, žinojimas tiesos yra didelė vertybė ir tuo mes mėgaujamės. Tiesa. Bet vien dėl to, kad mes pažįstame tiesą, negausime išgelbėjimo. Tiesa tai yra įrankis, galintis padėti pasiekti tikslą. O tikslas yra išugdyti tiesos dvasią, šventą dvasią mumyse. Tiesos dvasia, dar kitaip vadinama šventoji dvasia mumyse. Turime tiesą ir išugdome tiesos dvasią, elgiamės pagal tą tiesą. Tiesa buvo duota tam, kad ją pažinę gautume pagalbą ir paskatinimą išugdyti geresnį charakterį. Tam yra skirta tiesa. Tam ir susipažinote iš kitų grupių atėję. Įrankis gali tik padėti pasiekti tikslą. Pavyzdžiui, daugelis turime namuose įrankių, bet tai nepadėjo tapti nei staliais, nei drožėjais, nei tapytojais vien dėl to, kad jūs turite tuos įrankius, kokius tai instrumentus, muzikinius irgi. Tiesa, žmogus turėdamas, sulyginame su tais įrankiais tiesą. Žmogus turėdamas aukščiausio lygio teptukus, dar nereiškia, kad yra menininkas. Kitas turėdamas kur kas prastesnės priemonės, nutapo puikų paveikslą.
Taip ir čia, su mažiau tiesos kitose grupėse. Kai kurie nutapys tikslesnį Dievo charakterio paveikslą, nei turėję geresnius tik stalčiuose gulinčius instrumentus. Stalčiuose tiesa, stalčiuose tie simboliniai instrumentai. Taigi girtis, kad turiu geresnius instrumentus, dar nereiškia, kad turime gerus pasiekimus. Arba mes susirenkame, išdėliojame ant stalų įrankius, tiesą, ar apie tą, ar kitą dalyką, po valandos susidedame į stalčius ir tokie patys išeiname namo. Vienas ant kito pykdami, besistumdydami ir taip toliau. Po studijavimo, ten stalo medžiaga buvo. Kartais tiesa atveda tik prie viršenybės prieš kitus jausmo. O kartais išugdo puikybę. Tiesa. Kuomet į kitus žiūrime su panieka. Pavyzdžiui, į pasaulio žmonės su panieka. Į kitus tikinčius ir panašiai. Net yra svarbi širdies intencija, kai mes sakome vardiniai Dievo žmonės. Tai mūsų artimieji, broliai ir seserys, kurie galbūt nugalės dabartinėje klasėje, o aš ne. Nes ta Dievo žmonių klasė renkama ir iš kitų denominacijų, kitų grupių. O galbūt kartu su pasauliu teks mokytis ir tada keisti charakterį. Todėl nesiduokime suklaidinami šėtono, kad tiesa stalčiuose jau mus ir išgelbės. Ne, ji tik gali padėti išgelbėti. Tinkamas tiesos panaudojimas tai yra saugojimas savo širdies. Tinkamas tiesos panaudojimas yra saugojimas savo širdies. Jos jausmų, troškimų, intencijų, ketinimų, motyvų. Taigi sužinojome, kaip tik dalykai padaryti gerų ketinimų, intencijų yra svarbus. Jei mes spontaniškai padarysime kažką gero, įsiugdėme kaip tokį įprotį ir spontaniškai. Ir padarome gerą, neturėdami galvoje, kad turime padaryti tą gerą darbą. Tai nepriklauso mums už tai ypatingas pagirimas. Jei mes padarysime kažką blogo, kurio mes nenorėjome padaryti, taip pat nebus mums priskirta. Taigi kiekvieną kartą, kai mes priimame gerą mintį į savo galvą, kiekvieną kartą, kai kovojame su puikybės mintimi, savanaudišką mintimi ir laimėjame, tai mes žengėme žingsnį teisingą kryptimi. Jeigu kruopščiai atliksime šį darbą, tai pasieksime tobulą širdį. Tačiau, kai mes darysime tai, kas priešinga šventai dvasiai, mes eisime atgal. Net jei tai būtų nereikšminga mintis, net prieštarautų Dievo valiai, tai galų gale gali mus atvesti į beviltišką būseną, kuomet charakteris nebebus tinkamas pasitaisimui. Kita vertus, kiekviena kilni, švari, pakili mintis padės mums pasiekti tobulą charakterį. Ir tik tada, kai mes pasieksime jį, viešpats galės mums pasakyti. Mato Evangelija 25:21. Mato 25:21. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Taigi brolis linki, sako, aš neturiu didesnio noro, kaip į jūsų širdis įrašyti tą tekstą patarlės 4:23. Saugok su visų stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Mokomės dirbti, dirbdami, vaikščioti, vaikščiodami,
bėgioti bėgiodami, gaminti maistą gamindami jį, rašyti rašydami. Viso to nedarydami, beveik nieko ir neišmoksime. Todėl naudodami Biblijos turimą pareigą, gebėjimą pataisyti mus, galėsime praktikuoti tai ir gauti iš to naudos, tai darydami. Perskaitysiu pabaigai keletą metodų, kuriuos mes kitose dalyse aptarsime arba antroje dalyje. Ypatingi Biblijos panaudojimo pataisimui metodai. Pirmas, pavyzdžiui, galima jį taikyti. Iš jų yra atitraukti savo jausmus nuo dalykų, prie kurių linksta mūsų puolę jausmai. Kažkokie norai, atitraukiame jausmus. Kitas naudingas metodas – pataisyti nuopolį yra bjaurėjimasis nuopolio objektais. Tuo, ko mes bjaurimės, mes pašalinsim tą dalyką. Bjaurėjimasis, antras. Trečias – konkretus arba ypatingas metodas, naudingas Bibliją naudojant kaip pataisomą priemonę, yra vengti asmenų, daiktų ir sąlygų, kurios skatina ar yra palankios kažkieno nuopolio aktyvavimuisi. Vengti tokių aplinkybių. Apeiti. Ketvirtas metodas, panaudojant Biblijos pataisymą pritaikymą, pasipriešinimas savo nuopoliui ir visoms jį skatinančioms sąlygoms, asmenims ir dalykams. Pasipriešinimas. Penktas, ir mes jau jį sakėme šiandien, metodas, naudojant Biblijos pataisymui bruožą prieš savo paties nuopolį, ydas pakeičiant priešingomis jai malonėmis. Vat buvo puikybė, pakeičiame priešingą nuolankumas. Ugdome nuolankumą, puikybė traukiasi, mažėja. Šeštas Biblijos pataisymo pritaikymo metodas yra apriboti savo ydas malonėmis, kitais bruožais, negu priešingais. Nėra priešingos toms ydoms. Dar kiti bruožai padės tą nugalėti. Ir tas šeštasis yra būdas, penktasis tai liktai iš priekio, priešingas bruožas, o šeštasis yra iš užnugario puolimas tos ydos. Pavyzdžiui, jei kas nors turi ydą puikybę, tegul jis ją apriboja naudojamas prieš ją malonės, kurios veikia tokias kaip aukštesnės pirminės malonės. Tikėjimas, viltis, visai nėra, reiškia, o padės nugalėti puikybę. Tikėjimas, viltis, susivaldymas, kantrybė, dievotumas, broliška ir nesavanaudiška meilė. Taip pat būtų naudingos kai kurios žemesnės malonės, pavyzdžiui, atsargumas, savisauga, taip pat padės nugalėti puikybę. Ir agresyvumas. Taip pat galėtų padėti kai kurios antraeilės malonės, tokios kaip pamiršimas apie save, ramybė, taktiškumas, dosnumas. Taigi, taktiškumas padės negalvoti apie save išpuikusiai. Tas pats pasakytina yra apie kai kurias kitas trečiaeilės malonės, tokias kaip uolumas, garbingumas, nuoširdumas, paklusnumas ir romumas. Kiekviena iš jų turės ribojantį poveikį mūsų ydoms ir tokiu būdu prieš blogį naudos Biblijos pataisymo bruožą. Septintasis – bendrai turėti šventąją dvasią savyje. Taigi, patarlių 3 skyrius 7. Nebūk išmintingas savo akyse, bijok viešpaties ir venk piktą. Amen.